Klausimas buvo, kodėl šiais laikais žmonės depresuoja. Kaip aš minėjau prieš tai yra labai sudėtinga tema ir yra išsakyti daug nuomonių ir visokių teorijų. Ir jinai pati savaime yra sunki tema, nes tai yra tema apie depresiją. Ir apie depresiją kalbėti yra labai sunku. Yra, galima sakyti, dvi priežastys depresijos. Viena yra išorinė, kita vidinė. Išorinė tai yra aplinkos veikianti. Jinai veikia iš daugybės lygių, iš visuomenės, iš planetos, iš, galima taip sakyti, visos aplink planetą esančios kosminės erdvės, iš Saulės, nes Saulė daro didelį spaudimą į Žemę. Žmonija pastoviai, tai paprastai kalbant, galvas skauda nuo to pertekliaus energijos, su kuria nemoka susitvarkyti. Visas išorinės jėgas iš tikrųjų galima apibendrinti kaip vieną spaudžiančią jėgą, kuri mums atrodo, kad yra begalybė visokių stresorių, o iš tikrųjų tai yra viena jėga, kuri priklausomai nuo mūsų požiūrio, mums atrodo, arba mes jaučiame, kad tai yra spaudimas, kuris mus gniuždo, o jeigu mūsų požiūris yra kitoks visiškai, tai tas spaudimas iš tikrųjų mus skatina judėti. Taigi, kaip yra gerai pasakyta, viskas priklauso tik nuo mūsų mąstymo. Tai panašiai kaip stiprus vėjas, jisai gali arba įplieksti ugnį dar stipresnę, arba ją užgesinti. Arba dar kitais žodžiais, galima taip suprasti, kad ta spaudžianti jėga arba mus skaido, greuna, arba tas spaudimas verčia mus susivienyti, kaip yra sakoma, susiintegruoti asmenybei. Reiktų suprasti, kad visa iš aplinkos ateinanti energija, kuri veikia žmogų gyvenimo eigoje, jos yra daug tos energijos, visokiausiais būdais jinai ateina. Jinai ateina gerais ir negerais dalykais, maloniais ir nemaloniais dalykais. Tai galima visą tai vadinti spaudimu į žmogų. Ir vieni susitvarko to spaudimu, kiti nelabai susitvarko. Tai visuma to viso spaudimo tradiciniai seni mokymai vadina spaudimu, kuris varo žmogų į tobulėjimą, neleidžia jam tinginiauti, neleidžia jam suakmenėti, neleidžia jam numirt, neleidžia jam sustoti, verčia jį visą laiką judėti. Ir tas, sakykime, tokie smūgiai iš šalies, kaip varovo smūgiai, kurie varo arklį ar asilą eiti į priekį, tai lygiai taip pat visa gamta žmogų varo į priekį augti, tobulėti ir nesustoti ir nesuakmenėti. Tai priklauso nuo požiūrio, jeigu žmogus nesupranta šito gamtos varovo gerosios paskirties, tai jis tai priima kaip skausmingus likimo smūgius. Ir jisai pats per savo nesupratimą pykstasi su savo, kitaip sakant, kosminiais gamtiniais tėvais. Gamtinių tėvų ir motinų. Bet jeigu visą šitą nuleisti paprastą kasdienį gyvenimą, šiuolaikinį gyvenimą, tai visi šitie dirgikliai reiškiasi kaip stresas, perteklius informacijos, lavina reklamų, pagundų, visokių jaudinančių reiškinių, kurie giliai kabina kiekvieno žmogaus dūšią, jo vidų, jo patį pagrindą ir jam kelia nemalonius jausmus. Ir labai nemalonius jausmus, jeigu jisai nemoka su juos susitvarkyti. Kaip yra išsireiškęs vienas medikas ir mokslininkas ir išmintingas senas žmogus su didžiulė psichiatro praktika. Šiuo metu pasaulyje milžiniškas kiekis žmonių vartoja skausmą slopinančius vaistus, nors jie šiaip tiesioginė prasme jie nėra ligoniai. Kitaip sakant, jie naudoja vaistus, todėl kad, kaip ir rodo pasaulinės sveikatos organizacijos duomenys, maždaug kas 5 žmogus šiuo metu pasaulyje serga klinikinė depresija. Kitaip sakant, tai yra
prislėgti žmonės, kurie tą slėgį jaučia chroniškai metų metais ir nežino, kaip to atsikratyti. Ir taip jau pradėta traktuoti kaip klinika, kaip rimta liga. Nors netrodo, neturi jokių aiškių fiziologinių požymių ir fiziologinių priežasčių. Taigi, kaip šitas psichiatras yra išsireiškęs, jeigu žmonės naudoja vidury normalaus gyvenimo analgetikus ir įvairius vaistus nuo skausmo, reiškia, jie jaučia skausmą. Ir tas skausmas, kurį žmonės jaučia vidury normalaus gyvenimo, nors jie yra priteklių, jie atrodo viską turi, ko reikia žmogui, tai rodo, kad tas skausmas yra visiškai emocinio pobūdžio. Ir šita tema ir vardinama kaip emocinis skausmas, kurio priežastis yra labai sunku suprasti ir paaiškinti, ir išgydyti įveikti šitą skausmą yra tikrai labai nelengva. Netgi profesionalai, tyrinėjantys šitą temą, skėsčia rankomis ir sunkiai gali atsakyti, kaip spręsti šitą sunkią ir didelę problemą. Tai jeigu kalbėti iš vidaus, tai yra ir vidinės priežastys, dėl kurių kyla depresija. Ir šitas vidinės priežastis turbūt skausmingiausia ir sunkiausia nupasakot. Kiekvienam žmogui jos gali atrodyti labai privačios, asmeninės, bet šiaip stebint milijonų žmonių, jos iš tikrųjų turi bendrą vardiklį. Tai jeigu pakalbėt supaprastintai, tai yra neišmanimas, nežinojimas, tai yra didžiulės žinių spragos, tai yra nežinojimas savęs. Ir kartu nežinojimas, kur mes esame ir ką mes čia veikiame šitame gyvenime. Kitaip sakant, mus spaudžia milijardai visokiausių dirgiklių, pagundų ir žmogus, kuris nežino jų tikrosios kilmės ir paskirties, jisai yra kaip mažas vaikas, kuris atėjo į saldainių parduotuvę, pamatė 1000 saldainių, jis jų visų nori, bet nežino, kaip su to sutvarkyti, jis negali visų suvalgyti ir negali susitvarkyti su savo noru. Jam raibsta akys, jisai nekontroliuoja savęs šitoje situacijoje. Tai lygiai taip pat suaugęs ir subrendęs žmogus, jisai mato didžiulį pasaulį su begalybė dirgiklių ir įspūdžių ir jisai nesusitvarko ir neatsirenka ir nesupranta, ką jam tame daryti. Kitaip sakant, žmogus nemato ir nesupranta prasmės ir tikslo ir visa šita bekraštė įvairovė ir masė jį tiesiog glumina. Jis nesupranta, kuria kryptim jam eiti, veikti ir kokio didžiojo tikslo gyvenime siekti. Tai yra kaip, sakykime, žmogus iškritęs į okeaną, jisai beveik skęsta ir jis nežino, kurią pusę plaukti. Visko labai daug, visko per daug, jis per mažas prieš visą šitą. Senuose išminties šaltiniuose yra visa eilė išmintingų atsakymų. Vienas iš jų yra palyginimas apie žveją, kuris užmetė tinklą į jūrą ir ištraukė didelį kiekį žuvų. Jis rado daug mažų žuvų ir vieną didelę gražią žuvį. Ir jis buvo išmintingas žvejas, jis visas mažasias žuvis išmetė atgal į jūrą, o didžiąją žuvį pasiėmė savo. Tai reikštų, kad mes turim žinot, kaip atsirinkti, kas yra svarbu gyvenime ir kas nesvarbu. Ir paprastai žmogus tik tai gyvenimo gale tai pradeda suprast, kad jisai didelę dalį gyvenimo iššvaistė visiškiems niekams, o gyvenimo gale jis staiga supranta, kad svarbu jam buvo tik artimieji ir bendravimas su jais. Ir teisingas bendravimas su jais. Kitas išmintingas palyginimas yra su obelimi, kuri pasodinta sode ir jinai auga ir jinai neduoda vaisių, nes visai jos energija išeina iš šakas. Ir tokiu atveju jinai yra apipjaustoma, apkarpoma jos šakos ir jinai staiga pasidaro labai vaisinga ir duoda daug vaisių. Tai tradiciniai išminties šaltiniai sako, kad šitoje situacijoje reikia daryti vieną neįprastą, ne visiems žinomą veiksmą. Reikia apipjaustyti norus, apkarpyti norus. Reikia atsirinkti tos dalykus, kurie iš tikrųjų patys svarbiausi gyvenime
Jie yra amžini dalykai, amžinai atsikartojantis dalykai. Ir atskirti dalykus, kur yra antraeiliai, trečiaeiliai ir ketvirtaeiliai. Jų yra begalybė. Žmogus, kuris paskęsta šitose smulkiuose dalykuose ir neskiria svarbių dalykų nuo antraeilių, jis lieka tuščias ir jis neranda prasmės gyvenime ir jis niekada to neužsipildys. Bet jeigu dar kalbėt kitaip, tai reikštų, kad depresija yra žmogaus gyvenime tol, kol jis yra per daug susitelkęs pats į save ir nesupranta, kad didžiausias laimės ir energijos šaltinis yra per kitus žmonės, per bendravimą su jais, per stiprų ryšį su kitais žmonėmis, per to ryšio kūrimą ir palaikymą. Ir dar kitais žodžiais kalbant, tai yra lyg indas. Įsivaizduokit, mes turim kažkokį tai indą, iš kurio geriame vandenį. Ir pats indas yra svarbus, bet dar svarbiau yra turinys, ką mes geriame. Mes nenusiperkame indo ir jo nevalgome, mes geriam skystį iš jo. Tai taip galima ir visą žmogaus gyvenimą palyginti. Žmogaus žemiški, kūniški dalykai tai yra rūpestis indu. Indas yra svarbus ir būtinas, bet jis pats savaime nėra malonumo šaltinis. Jis turi būti užpildytas malonumu ir malonumas ateina ir prasmė ateina, ir skonis gyvenimo ateina iš tikrųjų tik tai per rūpinimąsi kitais, o ne per rūpinimąsi savimi. Ir žmonės, kurie depresijos yra kamuojami, atkreipkit dėmesį, jie dažniausiai yra labai susirūpinę savimi, visas jų dėmesys yra sukoncentruotas į save. Kitaip sakant, jie sukasi lyg voverės rate, rūpestyje savimi. Todėl yra sena amžina taisyklė, jeigu žmogus nori šito vadinamo savanaudiškumo rato ištrūkti, jis turi daryti vieną labai paprastą veiksmą. Tai yra susirasti bent vieną svetimą, ne kraujo ryšio žmogų šitam pasaulyje ir tuo žmogum pradėti rūpintis kaip savim. Bet rūpinimas ir bent vienu žmogum leidžia žmogui ištrūkti iš šito voverės rato ir išeiti iš depresijos. Tai yra iš tikrųjų daug įvairių būdų, kaip galima išspręsti depresiją, bet bendras vardiklis sukasi maždaug apie šitas temas, kurias aš minėjau. Ir aišku, galima dar labai daug įdomių įžvalgų apie tai pakalbėti, bet taip kitą kartą.